turim savo planus, ką turim nuveikti. Aišku, turim pagerinti gynybas, turim pagerinti ir pick and rollo gynybą, ir 1-1 gynybą. Na, žinoma, daug dėmesio skiriam puolimui, nes pakeitėme eilę kombinacijų, reikia įdirbio jom, treniruojamės nemažai. Manau, kad viskas vyksta pagal planą. Sakykime, bent jau treniruočių metu pats žaidimas skaidrėja. Aiškiai matosi mintis, ką mes norim padaryti ir mane tai džiugina, kaip nekartą esu minėjęs, yra labai svarbu tą viską, ką nuveikėm treniruotės, perkelti į varžybinį procesą. Manau, kad jau atėjo laikas, kai turėtų mums tas pavykti. Na, mes, manau, kad čia privalome, vien dėl to, kad yra antra komanda, Lietuvos Ryto Perlas, ir mes privalom iš tenai simti žaidėjus, kadangi ta rotacija reikalinga ir sakykime, Margeris labai gerai paskutinėse rungtynėse tikrai žaidė nemažai, virš 20 minučių ir įnešė tos energijos, kurios mes taip dažnai kartuojam, kad mums trūksta. Na, bandom integruoti, bet šiuo metu man yra svarbu, kad nevyktų tik integracija. Mums yra svarbu, sakykime, prikelti į kovą, vėl susigrąžinti kovingumą tų žaidėjų, kurie yra pagrindiniai komandai. Na ir aišku, jaunimo įsiliejimas į mūsų komandą duoda energijos, kaip minėjau, tai manau, kad suderinus šitos du junginius jaunimą ir patirtį mūsų senesnių žaidėjų turėtų būti viskas gerai. Tiek mes, tiek Chimki ieškome rungtynių, kadangi mums jos reikalingos. Žaidžiame vienas rungtynes dabar Lietuvos čempionate į savaitę ir kadangi turim daug pasikeitimų ir taktikose, gynyboje, puolime, mums reikia ant kažko jas pasitikrinti, kaip veikia kai kurie dalykai ir aišku, yra sudėtinga tą daryti oficialiuose varžybose. Na, Chimki turėjo panašią problemą, kadangi savo kalendorių buvo susidėlioję taip VTB lygoje, kad dalyvaus tolesniame etape Europos taurė. Na, jiem nepavyko išeiti toliau, kaip ir Lietuvos Rytui. Aišku, esam tokioj pat padėty, jie paskambino, paprašė rungtynių, mes suderinom kalendorių, suvedėm, sakykime, du labai reikiamus dalykus ir rungtynės ir paramą iš šitų rungtynių buvusiam Lietuvos Ryto žaidėjų Okunskiui, kuris reikalinga operacija ir kuris yra tikrai nekokios būklės, sunkiai serga. Taip, kad manau, abipusiai bus naudinga tiek mums, tiek Chimkams sužaisti draugiškas rungtynes.